Vijota gegužės 28-osios popietę įvairių tautų atstovai rinkosi prie Hadlgrimjūro bažnyčios Reikjavike, kur vyko vienas spalvingiausių Islandijos sostinės renginių – tautų šventė. Festivalio svečiai galėjo ne tik išgirsti, kaip skamba įvairių užsienio šalių kalbos, sužinoti, kokių tradicijų laikosi skirtingų kultūrų atstovai, bet ir paragauti skanumynų iš įvairių pasaulio regionų. Šiemet tautų šventėje buvo pristatyta ir Lietuva. Mūsų šalį atstovavo aktyvūs Islandijos lietuvių bendruomenės nariai. Jie ne tik išdidžiai parade nešė Lietuvos trispalvę, bet ir vandenyno pakrantėje įsikūrusiame koncertų ir konferencijų centre Harpa pristatė lietuviškas tradicijas, papročius, tautinį kostiumą, įvairius rankdarbius. Šventės svečiams buvo dalijami lankstinukai apie Lietuvą, Islandijos lietuvių bendruomenę ir Islandijoje veikiančią lituanistinę mokyklą Trispalvos. Pasak stende dirbusių aktyvių Islandijos lietuvių bendruomenės narių Irenos Valužienės, Jurgitos Motiejūnaitės bei Jurgitos Millerienės, jas maloniai nustebino faktas, kad nemažai kalbintų vietos gyventojų yra lankęsi Lietuvoje ir gerai pažįsta mūsų kultūrą. Prie Harpos centro įėjimo lietuviškais valgiais islandus vaišino bendruomenės narės Dalia Lileikienė ir Jūratė Leškienė. Gausų būrį klausytojų savo dainomis sužavėjo Islandijos lietuvių muzikinis kolektyvas Gija, kuriam sėkmingai vadovauja Renata Pratusytė.